Sveiki mus girdintis ir žiūrintis, po mėnesio susitinkame su jumis verslo aktualijų laidoje. Šį kartą pakviesiu pasvarstyti, kur nuveda pokyčių baimė arba ko reikia drąsiai daryti pokyčius. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Šitą pokalbį vesiu aš, Diana Neimantienė. Žanai, daug įmonių matot. Ir vadovai labai dažnai sako, kad tai komanda bijo daryti pokyčius. Ko iš tikrųjų bijo komanda, pokyčių ar ko nors kito? Aš manau, kad čia, kaip čia skaita, baimė, jeigu žiūrėsim per vieną klišę, tai visi ko nors bijo. Komandos paprastai nebijo. Komandos nariai labiau bijo ne pačio pokyčio, o bijo kažko kito. Dažniausiai tai būna prarasti statusą, patekti nepatogią padėtį, pasirodyti nekompetitingu arba, pavyzdžiui, teks kažką daryti to, ko niekad nedarėm. Tai aš sakyčiau, kad ta baimė yra tokia labiau asmeninė. Tai komandoj baimės gali būti, jeigu vadovas ar kažkas tai aiškiai nekomunikuoja arba neįvardina, kodėl tai daroma, kam tai daroma, neaiškus tikslas ir taip toliau. Tai tada komanda gali tylėti ir ta tyla reiškia kažkokią baimę. Bet ta baimė yra labai individuali. Kokie galėtų būti išvardinti, jūs susidurėt, matot, analizuojat įmonės, 3 pagrindiniai stabdžiai? Pirmas stabdis dažniausiai yra, kai neaišku, dėl ko tas daroma. Tuose pokytis neaišku prasmė, kodėl vienaip ar kitaip vyksta. Antra dalis, kad dažnai mes norim labai greito rezultato. Tuose yra greitas spaudimas arba greitai. Ir trečia dalis yra labai paprasta, kad tiesiog nepasiruošta. Tai reiškia, nebuvo pagalvota, kas, kaip, ką įtraukti, kaip informuoti, kaip žiūrėti. Tai aš sakyčiau, tie 3 dalykai yra. Jeigu vadovui pabandytumėt patarti, jau valdyboje yra kalbos, kad reikės tam tikro pokyčio. Nekonkretizuokim, bet, sakykim, reikia pokyčio. Kaip turėtų vadovas pasiruošti ir į ką atkreipti dėmesį? Kas jiems svarbiausia paruošiant šitą darbą? Pirmiausia, kiekvienas pokytis turi turėti labai aišku tikslą, kodėl tą darome. Arba koks taip turėtų būti po pokyčio ir gautas rezultatas. Tada, kai mes įsivaizduojam, koks tai yra rezultatas, turėtume įvardinti konkrečiai, kokie yra tikslai. Ir tada prasideda planavimo dalis, kur labai yra svarbu suprasti, su kuo darysi, ką darysi. Ir lygiai taip pat tu turi labai aiškiai įsivertinti, kas bus tavo komandoje arba kas bus pritarintis. Ir visada organizacijoje bus žmonės, kurie kaip tik bus tie ciniškai nusteikę arba tie, kurie priešinsis. Tu juos irgi būtina įklausti ir pasiderinti tam, nes gali būti, kad tavo planą peržiūrėję tokie žmonės, jie kaip tik pasakys, ką gali padaryti dar arba atkreips dėmesį į rizikingas vietas. Tai aš sakyčiau, reikia tą ambasadorystę to pokyčio labai aiškiai vardinti, kas pritarė, kas nepritarė ir maksimaliai susidėlioti komunikacijos planą. Jeigu reikia, tai gali būti ir kelių lygių, kaip mes pranešim vadovam, kaip pranešim darbininkam, nežinau, kaip vadybos ar tai vidutiniai grandžiai pranešim. Ir tą labai yra svarbu planą susidėlioti. Ir būti realistų, kad ne per savaitę pokyčiai vyksta, ypač jeigu tai yra rimti kažkokie optimizacijos dalykai, gamybiniai pakeitimai ar technologiniai ar kažkokie rimtesni dalykai. Kokius dažniausiai matot pokyčių, kokias dažniausiai matot pokyčių klaidas iš karto padarytas, kur po to jau gali būti, kad tas pokytis, ne tai, kad neįvyks, bet jis gali ir sugriauti dalykus? Paprastai tai yra dėl 2 priežasčių. Viena yra tai, kad norima, kad per dieną pasikeistų arba per savaitę, kaip aš sakau, staiga. Imsim ir pakeisim, arba ten sako, tai dabar imsim ir skaitmenizuosim čia staigiai, nėra čia ką daryti, taigi čia nuskanuos, sudės ten, surūšiuos ir taip toliau. Ypač kai keičiam kažkokias rimtas sistemas, kurios liečia labai daug padalinių arba daug funkcijų, kai keičiama yra normalu, pavyzdžiui, apskaitos programą keisti yra 2-5 metai.
Ne, bet pradžiai dažnai mes labai kažkaip emocionaliai priemam, kad tą pokytį lengva padaryti. Kita dalis yra, kad irgi reikėtų atsižvelgti tai, kad tai daro žmonės ir žmonės turi emocijų, baimių, įsivaizdavimo, iš ko kyla pasipriešinimas ir dėl ko reikėtų labai aiškiai irgi įvardinti arba, nuraminti tam tikrą, sukurti tokį pasitikėjimo ir dialogo kultūrą, kur tas pokytis galėtų natūraliai vykti. Labai tai neprisideda, jeigu mes kažkaip labai reikliai arba tokiu direktyviu tonu pradedam sakyti, kad bus taip ir nieko nederinam, neklausom, nežiūrim. Tai, sakyčiau, tuomet tavo pokytis gali atnešti daugiau sugriuvimo negu naudos įmonei. Be kokio vieno svarbiausio dalyko nei vienas pokytis neįvyktų. Be žmonių. Kaip bebūtų, kad ir kokie gražus planai, bet visą tai daro žmonės paprastai vienaip ar kitaip. Ne? Ir kad tie žmonės būtų, norintis tų pokyčių. Tai reiškia, kad mes turim sukurti jiem tą tinkamą aplinką, nesukurti baimę. Bet aišku, pokyčių reikėtų sakyti bijo ir vadovai, nes dažnai vadovai yra tie dažniausiai, kurie inicijuoja vienokį ar kitokį pokytį. Bet būna taip, kad ir vadovai pradėdami pokytį įgauna tam tikrų baimių. Pavyzdžiui, vadovas pradeda jausti, kad nebekontroliuoja situacijos arba po pokyčio jam pasikeis ir kažko tai nebeveiks, nebebus tų žmonių, prie kurių pripratęs ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad čia irgi yra tokie du sluoksniai, kad kiekvienas ar vadovas, ar komandos narys turi savo tam tikrus lūkesčius pokyčiui ir juos labai svarbu yra, iškalbėti, išviešinti, išdiskutuoti. Kur kokiose vietose reiktų išgirsti, kaip jūs sako, tų svarbiausių dalyvių, žmonių lūkesčius, nelūkesčius, baimės, ar ne? Ar iš karto jau pristatyti, kad vyksta pokyčiai, ar dar apie juos. Žodžiu, kur tas vadovas patyrinėja tų pokyčių baimės? Aš manau, kad bet kuriam normaliam tokiam pokyčiui, kuris kažkokį turi didesnį pakeitimą, tai turi būti suburta komanda. Ir toj komandai būtų gerai, kad būtų įvairių tų žmonių ir funkciškai, ir galbūt lygmenų ir taip toliau. Tai teisingai būtų pasidaryti tokią komandą ir turėti pirminę diskusiją. Tada kažkokį susidėlioti planą, labai aiškiai tikslus suskaldyti į mažesnius tikslus, kuriuos būtų galima transliuoti. Ir tuo pačiu prie visų tų planų, ką mes čia keisim ir tikslų, reikėtų sudėti tai, kodėl tai prasminga daryti. Aš netgi sakyčiau, kad komunikacijoje turėtų būti įvardinta, tai kažkaip pabandyta žmonėms atsakyti, kas pasikeis ir kas tai bus jiem naudinga. Nes jeigu nebus pasakyta, arba pavyzdžiui, tai tada dažnai darbuotojai įmoniai patys tą vakuumą užpildo. O tos baimės yra labai paprastos. Jeigu kažkas čia kažką optimizuoja, gal, pavyzdžiui, nebereikės mano, pozicijos, gal mane atleis. Arba, pavyzdžiui, gali būti, kad aš turėsiu daugiau dirbti. Tai pokyčio plane vis dėlto tos dalykus būtų gerai iš karto patiems jau numatyti, kaip ir kas ir kodėl. Ir paaiškinti labai sąžiningai ir paprastai. Netgi tuo atveju, jeigu mums reikės atleisti darbuotojus ir kažką. Tai būtina yra išaiškinti kodėl ir pasirūpinti, kad pokyčiui prasidėjus nesugriūtų visas ir pokytis, nes jisai gali sugriūti. Kažkiek kalbėjom apie vadovo pusę. O dabar apie komandų pusę, ar ne? Baimės tai kažkiek bandėt sakyti, ar ne, kad tai yra beveik natūralu. Pokyčio baimė, jinai daug iššaukia tokio saugumo, neaiškumo ir kitokių dalykų. Tai kaip dabar tą žingsnį žengti nuo komandai, nuo tos baimės, ar ne, iki drąsos? Kada tai tampa drąsa? Ko reikia komandai, kad tai pokytis būtų drąsos ženklas? Mes vadovai padarom dažnai vieną klaidą, kad mes žinom geriausiai. Komandose paprastai yra funkciniai vadovai ar funkciniai žmonės. Jie paprastai yra arčiau tos funkcijos ir arčiau tų realių darbų. Tai aš sakyčiau, kad planą darant ar vienai ar tikslus iškeliant, tai tas yra labai svarbu pasakyti, bet reikėtų įtraukti. Ką reiškia įtraukti komandą, ne? Tai kartais
pasakyti didįjį tikslą ir paklausti, kaip jie tai darytų. Ne? Ir tada išklausius galbūt jau tada pasižiūrėti, kaip tu mąstei, nebūtinai primesti. Nu, kaip sakau, yra ta transformacija, tu gali iš apačios viską nuleisti, bet tada tu nesitikėk entuzijazmo iš tų žmonių, nes man liepia, aš darau. Jeigu sutinku, gal ten labiau įsitrauksiu, bet jeigu aš nesutinku, tai galiu netgi sabotuoti tą klausimą. Ne? Tuo atveju, jeigu aš, kaip čia sakyti, pasakau, ką aš noriu pasiekti ir tariuosi ir įtraukiu, ne, ir klausiu, kaip jie tai darytų ir diskutuoju ir šneku, tokio dialogo kultūrai, aš sakyčiau, tai aš kuriu tokią atvirumo kultūrą, kur kiekvienas yra svarbus ir kiekvieno noras. Ne, ir dar plus atsižvelgiu į tai, kaip jie tai mato. Tai tokio atveju, to prasme, žmonės, tai bus ir jų planas tuo pačiu ir jie bus labiau įsitraukę. Ne? Kaip tą baimę pamatyti, nu, aš taip vis pasišypsau, reiškia, labai paprastai ateini į susirinkimą ir matai, ne, kai vadovas klausia ir visi tyli. Jeigu ten sėdi daug ir tos tylos yra daug, tai tikėtina, kad tai yra toks, nu, kaip čia pasakyti, tyliai nugurgiama baimė, kuri geriau, nu, taip sakykime, neišsišokti, ne, kad nebūt kažkokiam ten nepatogioj pozicijoje arba negauti nepatogaus klausimą. Kai turėtų vadovo pareiga būti priešinga turbūt, ne, kad labiau klausti, kaip komanda darytų, nes kiekvienas vadovas negali visų kampų įmonėje laikyti ir prižiūrėti. Ne, nors mes taip kaip vadovai ir turėtume žinoti ir stengtis ir suprasti, bet ypatingai didesnėse organizacijose tai praktiškai yra neįmanoma, misija viską vienoj, ne, tai mes turim kažkaip derinti. Kartais baimės augina tiesiog stereotipai arba kažkokie vaikščiojantis mitai. Su kokiu dažniausiai susidurėt mitu apie pokyčius? Čia turbūt reikėtų kalbėti irgi apie tokį tarp kultūrinį arba kultūrinį perėjimą. Nu, tai, sakykime, seniau ta vadovo rolė buvo tokia, kad vadovai kaip direktyviai pasakydavo, kaip teisingai daryti ir taip toliau. Ir pavaldiniam buvo normaliai priimtina, tai ne, dabar jaunesnioji karta truputį tą girdi kitaip. Jeigu tu ten gali sakyti direktyviai, bet jeigu tu rėksi, tai tiesiog išgazdinsi tą žmogų ir jis nesupras, ko tu čia rėkauji. Tai aš sakyčiau, kad čia yra daug sluoksnių. Jeigu mes kalbėtume apie valdymą, tokio pokyčio organizavimo, tai čia yra kultūra. Ir toj kultūroje guli daug dalykų, ne? Ir mūsų stiliai, ir mūsų natūrali būsena ir taip toliau. Tai aš manau, kiekviena organizacija nori pirmiausia turėti atvirą kultūrą, kur bet kada išgirdus abejonę vienu ar kitų pokyčių, kad būtų pataisyta arba papildyta, o dar geriau, kad būtų pasakytas alternatyvos, kaip tą galima daryti. Ne? Tai čia yra svajonė visų vadovų, kad aš turiu nuomonę, bet aš dažniausiai kaip tik truputį ją pasilieku savo ir paklausiu. Ir tada iš to, kai man pavaldiniai pasakoja, kaip jie tai darytų, aš tada matau, ar mano nuomonė yra teisinga netgi tam tikrą prasme. Netgi kai kada galima pasiklausti ir, kaip sakyti, apie klausimus ir kitų padalinių, ne, kaip jie tą mato. Tai tada tu turi tą tokį lauką platesnį, bet jeigu tu turi kultūrą, kur tu niekados neklausiai, tiesą pasakius, nelabai tau buvo įdomu ten, ne? O tu visada sakei, kur ten daryti, žinai. Nu, tai aš visada šypsausi, ne? Tokia kultūra veda į tai, kad anksčiau ir vėliau, tai, kas neišsakyta per susirinkimą, tai, kur neaptartas projektas, neapšnekėtas, jisai bus apkalbėtas prie kavos, prie parūkimų su kolega ir tai bus terpė, kurioje kažkokia kultūra bus visai kita. Aš manau, kad mes tokių kultūrų nelabai džiaugiamės, kai formuojasi gaujos, kažkokie kiti ten įtakojimai, nes mes norime sukurti kuriančią inovatyvią organizaciją dažniausiai. Kartais klausantis sako, tai duok man receptą. Tai pokyčio toks, sakykime, keli dalykai, be ko tikrai jūsų akimis, tarsi recepto ingredientai. Keli dalykai, be ko tikrai pokytis neįvyktų. Tai be plano. Be plano, kaip čia sakyti... Gal galėtume truputį, gerai išvardykit ir po to truputį detalizuokit. Be plano. Be plano, kuriame yra daug tokių atskirų kategorijų. Ne? Tai pirma planas veiksmui. Tada aš sakyčiau, antras yra, kad tam veiksmui atlikti reikia tam tikrų žmonių elgsenų. Tai reiškia, kad aš turiu pagalvoti,
o kas padėtų tą žmonėm įsitraukti, ten palaikyti, daryti sunkius sprendimus, skaičiuoti ir taip toliau. Kai aš kalbu apie žmonių elgseną, tai sakau, kad aš turiu pagalvoti, kaip jie jausis, ne? Jeigu reikia žmonės atleisti, kaip jie jausis, kaip jie jausis, kai jie turės patys sugalvoti, kaip sumažinti, pavyzdžiui, ten skyriaus biudžetą, ne? Arba ten. Tai tada tam plane turėtų būti aiškiai komunikacinės žinutės, ne? Ką mes pasakysim tiem žmonėm, kurie mus palaiko, ką pasakysim tiem žmonėm, kurie nesutinka, ne? Kaip aš juos įtrauksiu. Ne? Tada atskiras dar planas yra, o kaip aš pasitikrinsiu, kad pokytis tikrai vyksta. Ne? Yra toks labai, sakyčiau, mitas, ne? Apie tai, kad dažnai ir vadovų girdžiu, kurie sako, nu tai žinai, tam, kad pokytis įvyktų, reikia tiesiog naujo kraujo čia. 3 žmonės atleidai, 3 vadovus, va ateis, jie čia sujudins tą vandenį ir taip toliau. Aš visada klausiu, tai ar jie žmonės keičia ar organizaciją? Tai klasika yra tai, kad mano požiūriu, pirmiausia, organizacija turi keisti sistemą kažkokią, ne, ten, nežinau, apskaitos sistemą, pardavimo sistemą, gamybos sistemą, marketingo technologiją kažkokią ir taip toliau. Bet tam, kad sistema pasikeistų nuo to, kaip mes veikiam, mes turim suprasti, ne, tai kaip veikia dabar, tai reiškia, kad turi būti labai atvirai pasakyta, kas tenkina, kas netenkina, kas veikia, kas neveikia. B, turim pasakyti, tai kas tas rezultatas, kurio mes siekiam. Ir tarp tų 2 taškų turi būti aiški sąsaja, kaip mes tai pasieksim. Nes dažnai būna ir tokių problematikų, kad vadovas sako, aš noriu 2 pardavimo ir jūs sugalvokite. Ir dažnai žmonės susėda ir sako, turit kas nors idėjų, neturim. Jokios sąsajos nėra. Ir tada daro tarsi bet ką ir bet kaip. Nei tie nesusigaudo, sąlyginai nesusigaudo, vadovas nesupranta, o žmonės neturi idėjų. Tai va tas planas, ne, kur jis yra daug tokių sluoksnių, turbūt turi būti tas kaip tiltas, ne, kaip mes iš taško A į B, ir jis turi būti pamatuotas, ne, apšnekėta, tai kaip mes ten matuosim. Ir dažnai nutinka taip, kad laužom žmonės, bet nelaužom sistemą. Tai va, žmonės pakeičiau, bet sistema tai taip greit nesikeičia, ne? Nes nebuvo prasmės, buvo per greitai. Va, irgi vienas iš tokių problematikų, kad duoti laiko žmonėm adaptuotis. Ne? Per vieną dieną dabar visi pasikeis elgseną, taip nebūna. Ne? Tai dėl to irgi tas laikas yra ta vieta, kur mes žmonės turim išmokti. Negana mes turim suprasti, ne, kiekvienas pokytis iššaukia pasipriešinimą pirmojo stadijai, antra yra susitaikymo stadija, ne, trečia, reiškia, po susitaikymo mes suvokiam, kad kitaip jau nebebus ir reikia daryti, ne, ir tada tik pradeda vykti tikrasis pokytis, kada aš elgiuosi jau pagal tą naują mūsų planą. Labai dažnai jau komunikacija ta be galo svarbi, ar ne, ir kaip, ir kokiu būdu, ir kada, ir kiek, ir rezultatai po to irgi labai svarbu, kad apsibrėžtumėm, ar ne, nes bus kažkaip matuojama, kad, ar čia jau jaučiamas tas pokytis, ar jaučia visi tą pokytį, ar grįžta prie senų dalykų. Tai dabar jeigu taip drąsiai vardintumėm, apie baimės kalbėjom, o kas jūsų akimis yra tas drąsus pokytis, kodėl jį mes galėtumėm drąsiu pavadinti, ką vadintume drąsiu pokyčiu? Man drąsus pokytis tai yra tai, kad iš esmės yra kažkas radikaliai pakeista ir tai kažką pagerina. Tai drąsa yra viena veikti, kad antras yra, kad gauti rezultatą. Tai drąsus pokytis, aš manau, kad jų daugės, bet jis turi būti labai sąmoningas. Nes jeigu tai nėra sąmoningas, tai gali būti nedrąsus, o kvailas pokytis. Drąsiam pokyčiui yra kažkokie keliami tikslai, jūs daug kalbėjote apie prasmę to pokyčio. Kokie dažniausiai tai būna tikslai, ar tai pasverti daugiau yra iš tos ekonominės pusės, finansinės pusės, koks tikslas pačio pokyčio, nes tiem žmonėm iš tos baimės argumentų tai labai daug susilipdo ir ką dedam į pokyčio argumentavimo tokį lauką, ar ne, kas svarbu, kas svarbiausia tame pokytyje.
Nu, vis tiek, kaip sakyt, mes kalbame apie verslo įmonėse, ne? Tai turbūt tie didžiausi pokyčiai tai yra arba pardavimų didinimas, arba kaštų mažinimas, arba, pavadinkim, optimizacija, procesų gerinimas. Ir tada kitas dar vienas yra laukas, tai yra, vat, kur mes vis sakom, vat, tuos dalykus, bet dar yra ir kultūra, ir ten jausena ir taip toliau. Nes šitoj kultūroje, atvirumo, dialogo kultūroje yra inovacijos ir pasiūlymai. Ir tai irgi yra didžiulis užtaisas, kuris vėliau kaip šalutinį gerą dalyką duoda vėlgi pardavimus tos pačius, optimalius, greitesnį darbą, mažesnius kaštus ir taip toliau. Tai šita vieta irgi yra pokyčių, kad padaryti taip, kad žmogus būtų našus nuo 8 ten iki 5 ar ten nuo 10 iki 6 ryto, bet tam, kad jisai būtų energingas, ne, tam, kad jis jaustųsi saugiai, tam, kad jisai ateina ir profesionalėtų savo darbe. Jeigu mes nesukuriam saugumo, aiškumo, prasmės, tai tyrimai sako, kad žmogus vėsta, kaip čia pasakyta, ne, ir galiausiai, jeigu jam nebeįdomu, tai jis tiesiog ieško kito prasmingo darbo. Dar labai didelis, toks svarbus pokyčio dėmuo, be to, ką jūs jau vardino, dialogas ir tada to tikslo prasmės pajautimas yra elgsena. Mes elgiamės taip, o nuo rytojaus elgiamės taip. Ne? Tai kur ir kada tą elgseną aptarti, nes elgsena mums pakiša koją, mes grįžtam prie to, kas mums yra įprasta. Sena yra gera čia. jo. Tai kai mes kalbam, kad pokytis turi būti elgsena, ne, arba mes kaip pavyzdys kažkokius labai paprasti dalykai yra, ne, kad, pavyzdžiui, ten į laiškus atsakom ten per pusę dienos. Ne? Paprasta taisyklė. Bet įmonėje, kai tu sakai, o per kiek paprastai tu atsakai e-mailą, pavyzdžiui, ne? Tai tų atsakymų būna labai įvairių. Ne? Ir atrodo, arba, pavyzdžiui, sutinku įmonėje, kur pasirašę yra labai puikia gera valdysenos įmonės praktika, kur pavyzdžiui, parašyta, ne, kad į susirinkimus ateiname su dienotvarke ir pasiruošę. Puikia mintis. Tik problema, kad į nei vieną susirinkimą atėjome, mes neturim dienotvarkės. Tai tada aš klausiu, ne, tai kaip ir protiškai mes susitarėm, kad tai yra gera praktika ir tą reikia įdiegti, bet nieks nesielgia. Ne? Tai vienintelis būdas yra apie tai šnekėtis, kad kartais mes esam biurokratiški ir mokam kaip ir susitart, kas tai turėtų būti gerai, bet po to nedarom. Tai klausimas yra, kodėl nedarom. Ir šitas klausimas yra antiek nepaprastas. Kodėl mes rūkom, kodėl mes 100 kartų kavą geriam, kodėl mes kalbinam kitus eidami per skyrius ir taip toliau. Tų elgsenų, kurios nėra kuriančios vertę įmonėje, ne? Tai savininko akim jisai moka algą už tai, kad žmonės vaikščiotų, reiškia, gertų kavą, rūkytų ten, nežinau, kalbėtų. Ne? Bet jeigu net ir tame visame gimsta idėjos, nežinau, ten idėjų bankai būna sukūrėme, ne, ir tada tegul geria tą kavą. Jeigu kiekviena kavos išgerimas bus po 5 idėjas, kaip pagerinti įmonės veiklą, manau, tos kavos visi sutiks daugiau duoti, ne. Bet klausimas, kodėl taip nevyksta vėl. Tai vėl grįžtame į tą elgseną, ne. Tai aš manau, kad apie tai reikia kalbėti. Tai yra puikia tema kiekvieno vadovo su pavaldiniu, kas yra efektyvu, kas nėra efektyvu, kas jam padeda dirbti. Aš dažnai klausiu labai paprastai. Ne tai, kad tu dikotoniauji, aš sakau, ne, bet o kas tau padėtų daugiau padaryti, arba kas tau suteiktų daugiau prasmės, ką tu norėtum labiau daryti darbe. Ne? Tai šitie klausimai yra nepuolantis, sakyčiau, ne, o kaip tik skleidžiantis žmogų. Tai elgsenos klausimai irgi lygiai taip pat. Ne? Tai tol, kur atvirai, saugiai, aš negaliu užduoti klausimą, kodėl susirinkime nėra dienotvarkės ir aš atsistoju ir išeinu, tarsi mesdamas kaip čia iššūkį, ne, kad aš nebevaikščiosiu susirinkimus, pavyzdžiui, kur nėra dienotvarkės. Nėra paprasta, žmonės taip nedaro, ne, nes kažkas sakys, tai kas organizuoja tada susirinkimą. Yra krūva tokių dalykų, kur žmonės nutyli. Ir mano praktika rodo, kad čia reikia didžiausios drąsos įvardinti, kad karalius nuogas,
kad mes puikiai pasirašėm, bet to nedarom. Tai aš tik linkėčiau, kad, kaip čia, bet tam, kad tai tas pokalbis vyktų, tai turi būti kultūra, kad aš esu saugus, atviras ir kad mano pasidalinimas arba pastaba apie tai, ko mes nedarom, nebūtų, kaip čia sakyti, man minusas, ne? Kuris sukeltų man pasiekmes. Kad vadovas nenusimintų, ką jūs patartumėte, nes ir dialogų, ir pokyčio, elgsenos kitimų, ir daug dalykų reikia tarsi laiko, tiekmės ar ne laiko, bet vat kaip sugrįžti prie dalykų, ar ne, dar kartą įsivertinant, kad tai nebūtų toks priekaišto momentai, nes ir kada jau vadovui matyti, kad gal kažkas nevyksta, arba gal čia kažkas žlunga. Tarsi koks tai turėtų būti laiko prasme. Aš suprantu, projektas projektų, ar ten pokytis pokyčių nelygus, ar ne, bet kaip patartumėt, kiek laiko tai stebėti, grįžti, kalbėti, žiūrėti, o kur jau čia būtų ženklai, kad gal kažkas čia nevyksta ir ta ar elgsena, ar kažkokie dalykai grįžta atgal. Kiekviena įmonė gyvena skirtingais ciklais, ne? Nu, taigi, sakykime, ten savaitiniam, mėnesiniam, ketvirtiniam, ten pusmetiniam, ne? Tai apie elgseną, ką mes kalbam, tai pokyčiai tikrai per savaitę neįvyks. Per mėnesį aš irgi dar abejočiau, bet realiai yra, sakykime, 3-4 mėnesiai yra kalba apie tai, kad galima kažką jau pasakyti, ar pajudėjom, ar nepajudėjom. Galbūt iš pradžių pajudėjimo po 3 mėnesių matom, kad viskas grįžo atgal, bet tai irgi yra atsakymas. Ne? Tai reiškia, kad arba mes nesuradom tų punktų, kaip įtvirtinti, ar paversti ritualų tam tikrus dalykus, kad ta elgsena atsirastų. Tai reiškia, kad reikia papildomai skirti laiko ieškojimui, ką padaryti, kad mes kitaip darytume. Tai šį kartą dėkoju už pokalbį ir labai išgirdau 3 dalykus, man atrodo, aš taip apibendrinčiau, jeigu jums tinka, pritarkite, jei ne, dar papildykite, ar ne, kad be galo yra svarbu prasmė pokyčio, kad tą suprastų ir komanda, ir vadovas, dialogas arba komunikacija arba dialogas, kaip mes ir bendrausim pokyčio metu, bet ir pristatant, ar ne, ir išgirstant, ir įsigilinant, ir elgsenos kitimas, nes tai yra drąsu ir tai yra nepažįstama. Manau, viską išvardinau, ar dar ką nors pridėtumėt prie pokyčio, kas dar svarbiausia būtų? Rezultatas. Kad pokytis vestų į rezultatą. Šį kartą ačiū už šitą pokalbį. Dėkoju visiems, kurie žiūrėjo. Šį kartą norėjome pakalbėti apie pokytį, koks jis yra baimės pilnas, o koks jis yra drąsus. Tai dėkoju Žanui už pokalbį. Mus sekite, žiūrėkite, pasiūlykite savo draugams, o mes verslo aktualijų temomis kalbėsime po mėnesio. Už šitą pokalbį dėkoju, atsisveikinu su jumis, sudie.